Ladies and gentlemen. Mieli Lietuvos žmonės. Mėly Lietuvos žmonės. Nekilnojamo turto mokestis, taip pat ekonomikos teorija ir praktika įvairių šalių rodo, jisai net būdamas nedidelis motyvuoja nekilnojamo turto savininkus. Na, pavyzdžiui, jeigu tu turi laisvą butą ir turi už jį susimokėti mokestį kiekvienais metais, galbūt atsiranda papildomas motyvas kažkaip jį įdarbinti. Ar tai būtų tavo šeimos reikalams, ar išnuomoti, o galų galia, jeigu nematai perspektyvos, galbūt ir atsikratyti, paleisti į rinką. Manau, kad bus efektas ir į rinką paklius nekilnojamo turto objektų, ten tuščių butų, kurie stovi ir tiesiog valgytų savininkų pinigus, net neždami jokios naudos. Ir tai galėtų sujudinti truputėlį nekilnojamo turto rinką. Pažiausiai idėjus, ten ir kainų dinamika būtų žmonėms palankesnė. Ponas ministrė, jūs vienoje iš laidų pamelavote, kad žmonės nemoka už gatvės apšvietimą, už šaligatvio remontą, už kitus dalykus savivaldybėje ir priėmus šį mokestį atsiras lėšos, iš ko tą bus galima daryti. Tai jūs man paaiškinkite, gyventojų pajamų mokestis pusė nueina pagal deklaruotą vietą savivaldybėm. Tai žmogus dabar už viską moka. Žmogus pirkdamas kurą moka akcizą, kuris nueina kelių remontui. Tai galit pasakyti, kad apgavot žmonės, iš tikrųjų žmonės dabar už viską jau moka. Gerbiamas Seimo nary, prašyčiau šiaip vengti tokių, sakykime, žodžių, kurie pereina tam tikras etikos ribas. Kada kalbame apie savo būsto pasistatymo klausimą, tai aš jį pasistačiau, bet aš tikrai nemokėjau už šaligatvio įrengimą šalia. Tikrai to